Nu ką, šiandien keliausim upėm ir traukinių turgus bus. Tvariniai užsiregistruoti. Dar laiko yra. O su tokiu autobusiuku paskui veža 2 valandas kelio iki to turgaus ant vandens. Nu jau po biškį artėjom. Tai čia tokia laukinė, galėčiau sakyti, gamta. Ir pamatysim plaukiantį turgų. Nu jau einam link laivelio, laukiat po tą turgų. Aišku, čia dar kažkoks turgus suvenyrų visokių. 2 valandas, nu nebuvo 2 valandas, kelio valandą pem kelio čia važiuoti. Nu čia jau visi lipa, plaukia. Viduj laivo, skėčiai išskleisti ir lekiam. Čia Coconut turgus. Ice cream. Gražu. Nu jau ledų nusipirkom iš kokosų. Tašių būdų, ko tik nori, gali čia pirkti. Jau toks ir kamštis beveik gavosi pas mus. O variklis prie pat. Greipfurtai, tipo saldus tamarindai. Nežinau, ar būna nusaldžių, bet matys, kad būna. Nu, o, 4, o telpami dar priekį vieną. O čia tai turgus. O čia tai turgus. Aišku, tą patį gali eiti aplinkui, bet čia, nu, tokia tradicija. O dabar įplaukiam po kažkokiu tai tiltuku. Veiksmas vyksta. Pilna turistų. Ir, tai tuo nori, gali turgui pamatyti. Ir sriubas verda valtyse ir šašlykus kepa. Nu, visko gali pamatyti čia. Ir sekantis patiekaliukas. Mango sticky rice. O čia prasideda turgus. Vandens. Su valtim. Dar čia iš viršaus laukiantis turgus. O dabar į turgų, kur traukiniai važiuos per bėgius. O čia jau prie bėgių. Ir o turgus čia toksai. O čia va paskui pardavinėja viską, ką pardavinėja. Ir kai atvažiuoja traukinys, viską susirenka greitai, pakelia stogus. Nu tai mes lauksim tuo momentu. Dar turim pusę valandos. Nors čia yra tik 300 metrų ilgio šitas turgus. Tai čia daug nieko nebus, bet pats tas vat įdomumas, kad ant bėgių ir kad čia traukinys važinėja. Nu ir traukinių turgui. O jų tai labai skanus iš tikrųjų. Va, Coca-Colos iš karto šaldytos. Įdomiai. Ir pardavinėja čia kažkokios mažas žuvelės, tokias džiovintas. Kaip pasavimas sudžiovina. Aišku, ir manga yra. Ir visokių kitokių aišku dalykų, va. Ir gėlės čia. Tai, galėčiau šikatinai maitindamas. Įdomiai. Aišku, nieko čia naudingo, bet pūdytas ilgiai gal.
Nu ir baigėsi turgus. Čia jau, kaip suprantu, traukinių stotis yra. Ir neužilgo traukinys turėtų atvažiuoti. Tai va, įdomiai. Jau po biškį va sustuminėja savo prekes. Irgi tokius bėgius pasidarė. Jau ruošia traukinio atvykimui. Nu, liko kelias minutėlės, tai čia va jau stumia viską. Nu, viską sutraukė. Turistų irgi va pilna. Čia dar nesusiskleidžia kažkur. Nu, jau visi beveik susiviniojo. Reiškia, tuo jau bus traukinys. Jutiminiai 42 laipsniai yra, tai biškai prakaituojam. Bet traukinys vis tiek kaip nevažiavo, tai vėluoja matyti biškutį. Jau atvažiuoja, bet taip lėtai, sakau, vėluoja, bet visai jau čia pat. Nu, čia visi kaip nori gali nusifotkinti. Lėtai juda, bet gerai, nes čia žmonės turbūt nespėtų išsilakstyti. Traukiniukas čia pat, čia va turgus, čia traukinys, pro pat jau lekia. Kažkas viduj sėdi, filmuojasi. Galvojau, gal trumpas, bet visai netrumpas, čia nemažai vagonų. O čia va jau apskaičiuota yra, kiek turi būti. Eik, sau čia kiek tų vagonų daug. Viskas, baigėsi traukinio važiavimas ir viskas. Na, turbūt viskas čia iš po Tailando. Dar šiandien į prekybos centrą paragausim, ko dar neparagavom. Ar čia apsimoka 2 valandas į priekį ir 2 valandas atgal. Daugiau nėra ką daryti. Gali atvažiuoti. O šiaip. Nu, gerai.